Sveikos gyvensenos principai. Pristato Barbara O'Neill. Vienuolikta serija. Kompresai, įskaitant gripo bombą. Pirma dalis. Knyga Gydymo tarnystė 80 puslapis. Mes tai kartosime kiekvieną dieną ir jūs iki lekcijų pabaigos išmoksite atmintinai. Vienintelė viltis pagerinti situaciją yra ta, jei imsime mokyti žmonės teisingų gyvenimo principų. Tegul gydytojai moko žmonės, kad jėgas atkuria ne vaistai, bet gamtos priemonės. Ar yra alternatyva vaistams? Ir kokios yra gamtos priemonės? 81 puslapyje jis sako, kiekvienas žmogus turi žinoti natūralius gydymo būdus. Kiek žmonių? Kiekvienas žmogus turi žinoti natūralius gydymo būdus. Ir kaip jais naudotis. Labai svarbu nusimanyti apie principus, kuriais gydomas ligonis, bei turėti praktinės patirties, kuri leistų teisingai panaudoti turimas žinias. Kai aš skaitau paskaitas visuomeniai, didžiausia pritraukianti korta yra, jei darai pirmasias paskaitas apie tvaršius ir kompresus, nes tu nelieti jų peilio ir šakutės, tu nekalbi apie kavos keliamus pavojus, todėl tai yra puikus būdas pritraukti žmonės. Kompresų paskaitą vadinu beveik koja tarp durį. Bet niekada neleiskite, kad kompresai, žolelės ar net vandens terapija nukreiptų nuo tikrų gamtos priemonių. Kokios yra tikrosios gamtos priemonės? Tikrosios priemonės užrašytos čia viršuje ir dauguma žmonių apie tai nenori žinoti. Jie nori eiti miegoti vidurnaktį, jie nori negerti vandens, jie nori gerti kavą ir arbatą, Coca-Cola ar gaiviosius gėrimus ir tiesiog nori greito maisto. Taigi jiems daug mieliau, kad kalbėtume apie kompresus. Na, tai gera pradžia ir aš manau, kad kai pateikėte šios prasmingus dalykus, jie yra tokie paprasti ir šie kompresai gali labai padėti sumažinti ligos simptomus. Taigi, medicina tik gydo simptomus. Na, o mes, kaip ir gamtos terapeutai, darome tą pat, nes simptomai yra kūno balsas. Taip, kūno balsai sako, čia skauda. Taigi, taip, mes einame ir ten ir darome viską, ką galime, kad sustabdytume tą skausmą. Bet kadangi vaistai nutildo balsą, natūralūs vaistai taip pat nutildo balsą, tačiau balso nutildymo procese jie gydo, o vaistai nutildo balsą, bet jie negydo. Iš tikrųjų, jie prieštarauja gydomosioms kūno galioms. Ir kaip jau aptarėme, vaistai gali atlikti svarbų vaidmenį ištikus krizei, dėl to nekyla jokių abejonių. Taigi, ką daryti, jei jūs norite labai greitos reakcijos? Na, hidroterapija, į kurią pažiūrėjome vakar, kalbėjome apie tai, kaip jūs galite numalšinti skausmą greičiau nei net vaistai. Taigi, kartais tai gali atlikti tam tikrą vaidmenį. Kiekviena situacija skirtinga. Bet natūralios medicinos grožis yra tas, kad jei jis neveikia, jūs nieko nepraradote, o jei vaistas neveikia, o brangieji, dabar jūs turite šalutinį poveikį. Taigi pradėsime nuo svogūno. Ir manau, kad kiekvienuose namuose yra svogūnas. Ir aš papasakosiu, kaip apie keptą svogūną, taip ir apie žalią svogūną. Taigi pradėsime nuo kepto svogūno. Ir keptas svogūnas geriausiai tinka nuo ausies skausmo. Ir tai yra vienas pirmųjų kompresų, kuriuos kada nors panaudojau, kai mano sūnui Džeimsui, kuriam dabar 43 metai, buvo 18 mėnesių ir labai skaudėjo ausis.
Aš nuėjau pas pagyvenusią ponę gyvenančią gretimai, nes mano pirmajai dukrytei ausis skaudėjo maždaug tokio pat amžiaus ir po 6 savaičių ir 4 antibiotikų kursų aš daugiau to daryti nebenoriu. Ir viena iš priežasčių, dėl ko tada kreipiausi pas gydytoją, yra dėl baimės. Aš nežinojau, ką daryti. O mano draugės, mano mama sakė, nežaisk su ausimi, jie apkurs. Aš nenoriu, kad mano dukra apkurstų. Buvau neįtikėtinai sužlugdyta per šį ilgą laiką. O koks yra beprotybės apibrėžimas? Daryti tai, ką visada darėte ir tikėtis kitokių rezultatų? Taigi, daugiau to nebedarysiu. Aš niekam nesakiau, nes tada tu nejauti aplinkinių spaudimo, bet turėjau kažką daryti, nuėjau pas šią šalia esančią senelę, man 25, jai 85. Ką darė jūsų mama, kai jums vaikystėje skaudėjo ausis? Ji pasakė, mama garindavo svogūną ant viryklės. Taigi greitai grįžau namo, ant viryklės išgarinau svogūną ir perpjoviau pusiau. Ir jūs perpjaunate per pusę skersai ir matote žiedus. Taigi, kai aš buvau Škotijoje prieš 2 savaitės, dabar jau bus maždaug prieš 3 savaitės, ir aš jums sakiau, kad karščiavau ir skaudėjo gerklę, o po 2 dienų gerklės skausmas beveik išnyko ir karščiavimas sumažėjo ir tada aš keliavau. Ir tai nėra gera mintis, ir tai yra vienas iš mano baisių įpročių leistis į dalykus per stipriai, per greitai, per skubiai. Tikrai turėčiau duoti laiko. Turėčiau neskubėti, kol visiškai pasveikčiau. Bet visa ta kelionė, aš atvykau į Obeną, o Obenas yra pakrantėje ir aš planavau nuvykti į mažytę Ionos salą. Ar girdėjote apie Ionos salą? Girdėjote apie Kolumbą? Maždaug 5 amžiuje jis ir jo mokiniai Jonos saloje rašė Naująjį testamentą ranka. Taigi aš norėjau ten nuvykti. Taip pat prieš keletą metų aš skaičiau knygą Škotijos herojai. Taip pat skaičiau apie Kolumbą Jonos saloje. Taigi aš užsisakiau šią kelionę, kol atvykau į vietą, į kurią važiavau, į namelį, kuriame apsistojau, namo palėpėje, svečių namelį. Mano gerklė pradėjo skaudėti labiau ir labiau. Labai greitai pablogėjo. Ir aš naudojau kajano pipirą, dariau viską, ką galėjau, bet taip skaudėjo, kad nuėjau į restoraną atsigerti karštos sriubos, nes jau buvo taip, kad net negalėjau gerti vandens. Buvo per daug skausminga. Ir jie visada duoda jums stiklinę vandens. Joje buvo ledo, o aš čiulpiau ledą. Tai buvo labai malonu. Niekada nenuvertinkite ledo vertės. Aš čiulpiau jį ir leidau jam nutekėti per gerklę. Tai buvo labai malonu. Akivaizdu, kad mano gerklė buvo labai užsidegusi. Galėjau valgyti karštą sriubą. Tada nuėjau į savo kambarėlį, bet gerklė skaudėjo dešinėje ir man pradėjo skaudėti ausį. O kitą valandą man jau siaubingai skaudėjo ausį ir mačiau, kad vis blogėja. Ką man daryti? Ir aš pagalvojau, ar man eiti pas gydytoją? Kaip man eiti pas gydytoją? Aš Australija, čia Škotija. Bet ką padarys gydytojas? Duos antibiotikų? Aš turiu kažką daryti. Svogūnas. Kaip aš iškepsiu svogūną? Taigi nuėjau į 2 greito maisto parduotuvės, paklausiau, atsiprašau, ar galėčiau nusipirkti kepto svogūno? Ne, mes pateikėme tik žalią svogūną. Todėl grįžau į mažą restoranėlį ir tie padavėjai buvo nepaprastai malonus ir paslaugus. Aš įėjau ten ir pasakiau jaunam vyrui vardu Richardas. Jam buvo apie 32. Aš pasakiau, atleiskite, aš turiu labai keistą prašymą. Ar galėčiau nusipirkti keptą svogūną? Jis pažiūrėjo į mane. Pasakiau, man labai skauda ausį. Esu turistė ir žinau, kad svogūnas man padės. Gerai, jis pasakė, aš eisiu paklausti viršininko. Ir jis grįžo ir pasakė, ar turite palikti jį nenuluptą? Sakau, taip. Jis sako, viršininkas sutiko. Sakau, aš grįšiu po pusvalandžio. Jis sako, kodėl? Sakau, svogūnas turi būti iškeptas, jis turi būti minkštas. Taigi grįžau po pusvalandžio ir dabar jau labai skauda. Ir svogūnas buvo 4 kartus didesnis už šį. Tai didžiulis svogūnas. Ir jis jį įdėjo į mažą konteinerį išsinešimui. Aš pasakiau, labai ačiū. Jis pasakė, nemokamai.
O, tai labai gražu. Taigi aš grįžau į savo kambarį. Ką darysi savo kambaryje? Neturiu iš ko pasidaryti kompreso, bet turėjau nedidelę veido šluostę, perpjauju ją per pusę, aš turėjau peilį, nes keliaudama dažnai daug derinu savo kambaryje. Ir aš jį suviniojau ir žinoma, jis buvo daug didesnis nei šis, bet man reikėjo kažko, kad jis išliktų šiltas ir aš dar nenaudojau šiukšliadėžės, todėl išėmiau įklotą ten maišelį, atsiguliau ir užsidėjau jį ant ausies ir tada ant gerklės. Ir tada uždėjau kompresą, tada paėmiau rankšluostį, sulankščiau, užsidėjau ir atsiguliau į lovą. Buvo apie 3 valandos po pietų ir aš užmigau. O tada pabudau ir kompresas dar buvo šiltas. Jei galite jį išlaikyti šiltai, laikykite jį ten kuo ilgiau. Taigi žmonėms, kurie nenori naudoti plastiko, galite naudoti vilną. Jūs turite izoliuoti kompresą, nes jei jis atšals, skaudės ausį. Keptas svogūnas yra ištraukėjas ir jūs kai ką galite padaryti, kai svogūnas iškeps, galima truputį išspausti ir įlašinti į ausį. Bet aš buvau viena ir man labai skaudėjo ir tai atrodė per daug sudėtinga. Taigi aš tiesiog padariau svogūno kompresą ant ausies ir aš tai snaudžiau, tai skaičiau, tada šiek tiek snaudžiau ir po 3 valandų vis dar buvo šiek tiek šiltas. Bet aš pagalvojau, užteks. Ir ką jis padarė, skausmas buvo beveik 10 iš 10, o tai yra nepakeliamas skausmas, ir sumažino iki maždaug 7. Matote, mes taip pripratę prie vaistų, kad norime, kad kompresai darytų tai, ką daro vaistas, bet kadangi skausmas sumažėjo iki 7, todėl galėjau su tuo susitvarkyti. Ir gerklė buvo šiek tiek geriau. Taigi aš nusiprausiau po dušu ir jūs galite kaitalioti karštį ir šaltį po dušu. Bet ausis buvo per skausminga, kad net padėčiau šaltą kur nors šalia. Ir aš nuėjau miegoti 8 valandą ir užmigau. Ir aš miegojau visą naktį, šlovė Dievui. Prisimenate vieną iš šių tikrų vaistų? Poilsis. Aš pabudau ryte ir skausmas sumažėjo iki 5 iš 10. Aš paėmiau savo vandens buteliuką ir jau galėjau gerti. O, sakau, šlovė Dievui. Ir aš atsikėliau, išėjau pasivaikščioti ir užsidėjau šiltas ausinės. Jūs turite laikyti ausis šiltai. Ir aš jaučiausi visai gerai. Aš grįžau ir atsigėriau daugiau vandens, aš galėjau net valgyti. Pavalgėjau krekerio, avokadų, vaisių, riešutų, tai buvo mano pusryčiai. Taigi aš nuvykau į Ioną, ir mėgavausi šią dieną. Buvau šiek tiek nusivylusi, kad katalikai ten pastatė daug ženklų ir kryžių, bet kaip bebūtų, man tai patiko. O grįžusi buvau labai pavargusi. Ir reikia būti atsargiems, kad sveikstant nedarytumėte per daug. Bet aš vis tiek galėjau gerti ir gerklė nei kiek nepablogėjo. Aš tiesiog grįžau namo, nuėjau tiesiai miegoti apie 8 valandą ir labai gražiai miegojau visą naktį. Pabudau ryte, ausies skausmas dingo. Jis visiškai išnyko. Taigi matote, ką jis padarė. Jis sumažėjo, skausmas sumažėjo nuo 10 iš 10 iki 7 iš 10, sumažėjo iki 5, iki 4, o po to, po gero miego, ausies nebeskaudėjo ir gerklė buvo daug geriau. Taigi vietoj 10 iš 10 nepakeliamo skausmo sumažėjo iki 4 iš 10. Aš galėjau gerti vandenį. Ir tada turėjau susikrauti daiktus, bet pirmą aš išėjau į rytinį pasivaikščiojimą. Pasimenate, tikrosios gamtos priemonės. Buvau prie jūros, labai giliai kvėpuoju, dabar galime atsigerti daugiau vandens. O tada pietums aš vėl nuėjau į tą mažą restoranėlį, ar patikėsite, aš valgiau morkų sriubą, morkų ir kalendaro sriubą, o paskui saldžių bulvių ir karamelizuotų svogūnų, raudonųjų svogūnų kyšą. Brokolius ir garbė Dievui, kai jis duoda tau gerą maistą. Ir tai pirmasis kietas maistas, kurį valgiau po daugelio dienų. Ir aš nemačiau Richardo, aš taip norėjau jam pasakyti. Ir kai aš ruošiausi išeiti, pamačiau Richardą. Aš pakilau su plačia šypsena veide. Jis paklausė, ar patekote į Ioną? Aš atsakiau, patekau dėl svogūno. Tik dėl svogūno. Aš pasakiau, labai ačiū. Noriu tik padėkoti už jūsų gerumą. Jis tiesiog suspindėjo, jis tiesiog šypsojosi, nes daryti gerą kitiems yra tiesiog gražus dalykas. Ir virėjas, ir padavėjas dabar abu žino svogūno kompresą.
Taigi tai yra galingas dalykas, kai atsiduri tokioje situacijoje kaip aš. Ką daryti? Aš net nebuvau škotų mamos namuose. Aš buvau mažame nakvynės su pusryčiais tipo kambarėlį. Ką tau daryti? Ar žinai, Dievas turi sprendimą. Dievas turi sprendimą kiekvienoje situacijoje. Ir ar aš jo neradau keliaudama? Nes žagsėjimai vyksta visą laiką. Prisimenate psalmę, 34 psalmę? Manau, kad tai 19 eilutė. Ten sakoma, viešpats arti tų, kurie sielojasi ir gelbsti nevilties apimtuosius. Taigi žagsėjimai užeina taip pat užtikrintai, kaip ir kyla saulė. Ir nenustebkite, kai jie užeina, nes ten yra priešas, kuris kaip riaumojantis liūtas nori mus praryti. Taigi, svogūnas. Ir žinote, kada man kilo ši idėja? Mano draugas visada naudoja svogūną savo vaikams. Ir jis pasakė, kad jie keliavo vieną kartą ir jo mažasis berniukas artėjo vakaras ir jiems dar liko porą valandų iki kelionės tikslo. Berniukas sušuko, tėti, man reikia svogūno. Vaikai žino, kas padės. Aš paklausiu, ir ką tu darei? Jis pasakė, aš tiesiog nuėjau į restoraną. Ir čia man kilo ta mintis. Aš dėl to ir nuėjau į restoraną. Taigi, jūs galite laikyti jį ten ir žinoma, galite jį suvinioti. Ir atsiminkite, kad perpjauta pusė į išorę. Laikykite nenuluptą, nes oda laikys jį vietoje. Ar reikia perpjauti prieš kepant? Po to, kai iškepi. Ir tada suvinioju, kai pirmą kartą suvinioju, jis vis dar buvo verdantis. Taigi, aš laikiau tik šiek tiek neprispaudęs ir iš tikrai gavau karštį ir garus, nes svogūnas yra ištraukėjas. Ir kai tik ten yra uždegimas ir raumenys susitraukia, svogūnas sumažina. Ar karštis nedidina uždegimo? Gali, bet dėl svogūno savybių jis sumažina. Ir galiausiai galėjau uždėti jį ant ausies. Taigi, taip pat norėjau papasakoti tas istorijas, kad parodyčiau, kad užsidėjus svogūną ant ausies skausmas nepraeina, bet jį galima tiesiog sumažinti tiek, kur jis pakenčiamas. O jei ausų skausmas vėl pakilo, pasiimu kitą svogūną. Ar matote, ko mes ieškome? Ir mes apie tai keletą kartų kalbėjome, yra reakcija. Taigi, tai sumažino mano skausmą nuo 10 iš 10, parašiau ne taip. Tai sumažino mano skausmą nuo 10 iš 10 iki 7 iš 10 ir aš galėjau užmigti. Aš galėjau miegoti su tuo. Taip. Ar galima jį naudoti kitose vietose? Tikrai taip, nes jis yra ištraukėjas. Jis yra ištraukėjas. Jūs taip pat galite naudoti keptą svogūną ir votims. Ir man paskambino vyras ir pasakė, mano nosies viduje yra furunkulas. Jis pasakė, man jie karts nuo karto iškyla, jie yra tokie neįtikėtinai skausmingi. Ir aš jam pasakiau, mes patariame keptą svogūną. Bet aš pasakiau, nežinau, kaip jūs tai padarysite nosies vidinėje pusėje. Ir aš palikau jį su tuo. Jis paskambino man vėliau. Jis pasakė, kitą rytą pabudau ir visa mano veido pusė buvo ištinusi. Man labai skaudėjo, taigi aš išviriau svogūną, perpjovau jį per pusę, suviniojau ir uždėjau taip. Didesnis nei šis. Jis sako, tai atnešė didelį palengvėjimą. Ir jis pasakė, tai atnešė daug palengvėjimo ir pasijuto taip gerai. Aš tiesiog laikiau jį ten 3 ar 4 valandas. Ir jis pasakė, kai aš jį nuėmiau, atsirado skystis ir viskas ištraukė. Matote, ką svogūnas daro su furunkulu? Jis viską sutraukia į centrinį furunkulo tašką, o svogūnas jį atidaro ir ištraukia, kadangi karštis ir drėgmė, tai atveria votį ir viskas išeina. Jis man pasakė, aš negalėjau patikėti. Jis pasakė, dažniausiai man skauda kelias dienas. Aš palaikiau 3 valandas. Viskas išėjo ir žinoma, kai viskas išeina, skausmo nebėra, nes spaudimas sukelia skausmą. Taigi, tai yra tos 2 vietos, kuriuose galima panaudoti keptą svogūną. Dabar naudosime žalią svogūną. Ir aš šiek tiek pademonstruosiu ir taip pat tik šiek tiek apibūdinsiu. Taigi, nuo gerklės skausmo ir žinau vieną naktį, kai man labai skaudėjo gerklę, kai buvau Škotijoje.
Nes aš karščiavau turbūt 3 dienas ir labai skaudėjo gerklę. Aš pabudau vidury nakties ir man labai skaudėjo. Taigi, ką aš padariau, paėmiau audeklą, nuėjau į virtuvę, radau svogūną ir tiesiog taip sulaužiau svogūną. Idealiu atveju reikia atsipjauti labai plonai. Ir tada aš jį sulankščiau taip. Taigi, dabar aš jį imu ir prisidedu prie gerklės. Ką aš padariau vidury nakties? Aš nežinojau, kur yra audinys, todėl panaudojau virtuvinį popierių. Ir jūs tikrai galite naudoti virtuvinį popierių, bet kai kurie kompresai, kaip parodysiu, yra per šlapi, todėl virtuvinis popierius gali ištižti ir plyšti ir jūs nenorėsite, kad visur būtų netvarka. Taigi užsidėjau jį čia, apvyniojau plėvelę, tada užsidėjau šaliką ir atsiguliau miegoti. Ir labai gražiai miegojau. Ir vėlgi tai tiesiog nuima aštrumą. Taigi, kai padedate kam nors, nesakykite, kad tai numalšins jums ausų ar gerkelės skausmą. Tai nuims kraštutinumą. Tiesiog nuims kraštutinumą. Ir tada jūs iš esmės galite su tuo gyventi. O jei bus skausmas 10 iš 10, tada 8 iš 10 skausmo yra jau gerai. Tai labai gerai palyginti su 10 iš 10. Taigi, tai dar vienas dalykas, kuriam galite naudoti žalią svogūną. Kitas klausimas. Taip. Taip. Ar gali būti, kad jis nudegintų? Niekada negirdėjau, kad jis nudegintų. Aš dariau su citrina ir pajutau, kad niežti, bet nenusėmiau. Ir gana smarkiai nusideginau. Taip. Ir aš žinau, kad galite nusideginti su česnaku. Ir apie tai pakalbėsime po minutės. Bet ne nuo svogūno. To nesu pastebėjusi. Taigi, šiame komprese jūs galite pjaustyti svogūną, padėti ant tokio padėklo ir galite padėti į ką tik išdažytą kambarį, kur yra stiprus dažų kvapas. Prieš maždaug 2 metus įsigijau naują šaldytuvą ir man nepatikdavo kiekvieną kartą atidarius šaldytuvą toks plasmasės kvapas ir šaldiklyje. Taigi aš padėjau jį į šaldytuvą, o kitą įdėjau į šaldiklį nakčiai. O kai atidariau ryte, šiek tiek kvepėjo svogūnais, bet kai išėmiau svogūno kvapo nebeliko ir blogas kvapas dingo. Tai galite padaryti ir su naujais automobiliais. Be to, jei turite kūdikį, kuris šiek tiek snargliuoja, galite padėti šalia jo lovos, kad jis įkvėptų svogūno garus. Ar geriau supjaustyti? Griežinėliais turėsite didesnį paviršiaus plotą, taigi bus daugiau svogūnų garų. Svogūnus taip pat galite supjaustyti mažais kvadratėliais ir užvynioti ant pėdų. Kaip galite tai padaryti? Paimkite kojines, supjauskite svogūną į mažus kvadratėlius, įdėkite pusę svogūno į vieną kojinę ir pusę svogūno į kitą kojinę. O tada įmaukite koją su kojinė į plastikinį maišelį, nes tai neleis pėdai sušalti dėl šlapio svogūno ir taip pat apsaugos paklodės, kad neišteptų nuo svogūno. Aš mėgstu skalbti ir nemėgstu dėmėtų paklodžių. Taigi, pėda liečia svogūną ir jai tai niekada nepakenks. Svogūnas odai niekada nepakenks. Niekada nemačiau, kad jis nudegintų. Taip. Kodėl žalias svogūnas nuo gerklės skausmo, o ne keptas ir atvirkščiai? Tai tiesa. Keptas svogūnas patenka labai giliai. Ir karštis tikrai padeda, kai skauda ausis. Tuo tarpu žalias svogūnas valo gleives. Manau, kad visi žinome, kad kai pjaustome svogūną, dažnai pradedame verkti. Taigi žalias svogūnas yra puikus, kai užgulti kvėpavimo takai. Jūs turite svogūną, perpjaukite jį pusiau, susmulkinkite, įdėkite į 2 kojines ir įkiškite kojas
į kojines ant svogūno viršaus, tada apvyniokite plastikinę plėvelę ar maišeliu ir susukite. Galėtume įdėti svogūną tiesiai į plastikinius maišelius, uždėti ant jų kojas ir apvynioti, bet aš nelabai mėgstu plastiką liesti odą. O sultis greitai nutekės į kojinę iki pėdo pačios. Kodėl taip darytume? Pėdos yra pilvo, krūtinės ir galvos refleksas, todėl jūs sumažinate galvos ir krūtinės skausmus. Ir aš mačiau jo poveikį. Mačiau tai kelis kartus. Mano mažasis anūkas kosėjo, kai sūnus jos atvežė. Mažasis stipriai peršalo ir kosėjo. Taigi aš uždėjau svogūną jam ant kojų ir tada vėl paguldžiau į lovą. Po 5 minučių jis nei karto nesukosėjo. Tai beveik neįtikėtina. Valandą jis kosėjo be perstojo, uždėjau jam svogūną ant pėdų ir jis nebekosėjo. O apie vidurnaktį, 1 valandą nakties, močiute, ar galiu dabar juos nusiimti? Gerai, nuėmiau jam juos nuo kojų ir tiesiog padėjau ant suolo, grįžau į lovą. Ir tada išgirdau kitą kosėjant. Kosėja. Taigi aš atsikėliau ir tiesiog uždėjau jam tas pačias kojines. Po dienos nebūčiau to darius, o čia buvo tik kelios valandos. Ar galima apvynioti medvilniniu tvarščiu? Jūs tikrai galite, viskas, kas padės svogūnui laikytis ant pėdų. Bet kadangi jis byra, patogu įsidėti jį į kojines. Tiesiog, kad liestų pėdas. Pėdų plotas yra gana didelis, todėl visada atsargiai žiūriu, ką liečia mano padai. Todėl visada perku batus, kurių vidiniai padai yra natūralaus pluošto ir kojines natūralaus pluošto. O dabar aš jums parodysiu, kaip pasigaminti svogūno sirupą. Norėdami pagaminti svogūno sirupą, dedame 1 sluoksnį susmulkinto svogūno, tada dedame šaukštą medaus. Ir čia atrodo kaip gražus šviežias medus. Tai Leatherwoods, Tasmanijos medus. Tada dedame dar 1 svogūno sluoksnį ir dar 1 arbatinį šaukštelį medaus. Matote, aš gana dosni. Gražus, dosnus šaukštelis. Tada dar 1 sluoksnis svogūno. Ir paskutinis sluoksnis maždaug 2 arbatiniai šaukšteliai medaus. Ir leiskite pastovėti 24 valandas. O po 24 valandų susiformuoja sirupas. Matote, dedu labai dosniai. Ir tas sirupas yra jūsų mikstūra nuo kosulio. Iki mūsų šiandieninės demonstracijos pabaigos sirupas pradės formuotis. Matosi, kad tai labai tirštas medus, bet kai susiformuos sirupas, jis bus tikrai skystas, beveik kaip vanduo. Taigi jūs leidžiate jam nusistovėti 24 valandas, o po 24 valandų nukoškite svogūną ir tada turėsite sirupą nuo kosulio. Kažkas manęs vieną dieną paklausė, kiek ilgai jo užtenka. Pasakiau, mano namuose neilgai. Kai neduodate savo vaikams saldainių, cukraus ir kitų dalykų, jie skaito, kad svogūnų sirupas tai nuostabu. Taigi kokia dozė? Dozė suaugusiam yra po 1 arbatinį šaukštelį 3 kartus per dieną. Vaikui galima duoti po pusę arbatinio šaukštelio 3 kartus per dieną. 2 metų vaikui po 1/4 arbatinio šaukštelio. Tik šiek tiek. Aš sakau savo mažyliams, jei sėdėsite ramiai, kai mama darys karštas ir šaltas voneles, arba apvynios jums šios kompresus, kai baigsiu, galėsite išgerti šaukštelį svogūno sirupo. O taip, jie mielai tai daro. Kai tai darai su vaikais, nuo pat mažens jie labai bendradarbiauja. O kai vaikai serga, jie mėgsta būti suvinioti. Taigi dabar pažiūrėsime į... Matote, kas man darosi? Susmulkinu svogūną
staiga atpalaidavo mano kvėpavimo takus, atleiskite. Taigi, dabar aš paprašiau česnako ir man davė. Manau, kad tai česnakas, bet tai puikiai didžiulė skiltelė. O česnakas yra natūralus antibiotikas. Česnakas yra antibiotikas, antimikrobinis, priešgrybelinis. Tai labai galingas augalas. Jame labai daug sieros. Taigi, jei kam nors yra uždegimas skrandyje ar žarnyne, česnakas nėra gerai, nes jis gali beveik juos sudeginti. Taigi, jei kažkam pasakysite, valgyk česnaką, tai naudinga, o jie turi problemų, dabar žinote kodėl. Aš pateiksiu jums gripo bombos receptą. Ir gripo bomba naudojama, jei kas nors serga gripu, kažkas turi sinusų, peršalo, bet kokių kvėpavimo problemų. Taigi gripo bomboje yra česnako. Aš galiu suvartoti visą tą skiltelę, bet kai kas gali nenorėti tiek daug, gali paimti nedidelę česnako skiltelę, tiek, kiek tik ištveri. Taigi aš tik užrašau česnako, smulkiai tarkuoto imbiero ir tai paprastai yra apie 1/4 arbatinio šaukštelio. Taigi štai šitą tarką matote, šitą labai smulki, ji puikiai jį sutarkuos. Ir 1 lašas eukalipto aliejus. Jei neturite eukalipto, arbatmedžio aliejus. Arba galite naudoti, jei neturite tų aliejų, galite naudoti raudonėlį, bet su eukalipto aliejumi tikrai malonu išvalyti kvėpavimo takus. Ir kajano pipirai. Aš nerašau kajano pipirų kiekių, nes kai kurie gali susidoroti su pusę arbatinio šaukštelio, o kai kurie tik labai lengvai pabarstyti. 1 citrinos sulčių ir 1 arbatinį šaukštelį medaus. Patikėkite, galite įdėti 4 arbatinius šaukštelius medaus, bet tai nepadeda. Tai yra stiprus mišinys. Sumaišote visą tai su pusę puodelio karšto vandens ir išgeriate. Ir jei kas nors serga peršalimu ar gripu, jis gali gerti gripo bombą 3 kartus per dieną. Ir dažnai po 2 ar 3 dienų to pakanka. Taigi, kai geriate, jums nereikia kramtyti. Žinoma, tai yra trintas česnakas, smulkiai tarkuotas imbieras. Kai geriate, jūs tikrai neturite kramtyti, tiesiog nurykite. Tiesiog nurykite. Kai kuriems žmonėms, kurių skrandis yra jautrus, gali būti geriau išgerti, jie iš karto po to suvalgyti dubenį sriubos, kas taip pat gali padėti skrandžiui ją priimti. Tačiau daugelis žmonių gali gerti ją net ir šalto badavimo metu. Taigi, mes turime daug krūminių citrinmedžių prie Misty Mountain. Todėl, kai yra citrinos sezonas, paprastai jas sušaldome į mažus ledo kubelius ir dedame ledo kubelius į maišelius, kad tuo metu, kai citrinos kainuoja $1 už 1 citriną, mes galime naudoti citrininius ledo kubelius. Mes turėjome labai darbštų darbuotoją, kuris pagamino didžiulę gripo bombų partiją ir sušaldė jas į ledo kubelius. Taigi kiekvienas ledo kubelis buvo dozė. Ir aš pagalvojau, ką? Bet iš tikrųjų tai pasirodė fantastiška. Nes jei pas mus svečiui prasideda šiek tiek peršalimas, tu tiesiog išimi ledo kubelį ir ant jo užpili verdančio vandens. Ir kai ledo kubeliai ištirpsta, jis bus jau įmanoma gerti. Ir čia yra gripo bomba. Taigi tai iš tikrųjų buvo labai patogu. Aš manau, kad ir šiandien mes turime daugybę užšaldytų gripo bombų šaldiklyje. Bet pamatysite, kad tai labai sumažina peršalimo simptomus. Padeda išvalyti galvą. Labai puiku esant gerklės skausmui, krūtinės peršalimui. Bet koks kvėpavimo takų susirgimas galite naudoti gripo bombą. Bet kaip su kūdikiu.
Jūs negalite jos duoti kūdikiui. Taigi, ką galite padaryti kūdikiui, yra smulkiai supjaustytas česnakas. Negalite leisti, kad česnakas liestųsi su oda, nes jis nudegins odą. Atminkite tai, ką sakiau, jame yra daug sieros. Taigi, aš daug kartų taip dariau su savo vaikais ir savo anūkais. Jūs paimate tokį audinį ir ant audinio uždėtate porą sluoksnių plonai supjaustyto česnako, perklojate jį audiniu, o tada apvyniojate jį ant pėdų apačios. Pėda niekada nenudegs, jei tarp česnako ir odos bus audinys. Ir jei tai mažas kūdikis, tiesiog apaukite batukus. Jau po kelių minučių galėsite pajausti česnako kvapą iš jų kvėpavimo. Prisimenu, kai pateikiau tokias demonstracijas mūsų mažoje vietinėje bažnyčioje. Tai buvo prieš daug metų. Ir mano vaikai vis dar buvo namuose. Viena ponė atėjo į bažnyčią su savo kūdikiu ir vos jai įėjus, visi žinojome, kad kūdikio pėdutėse yra česnako, nes jautėme jo kvapą. Bet mano sūnus Džeimsas dažnai peršaldavo. Taigi aš taip pat apvyniodavau jam česnaką, ant kojų užmaudavau kojines, apaudavau batus ir išsiųsdavau žaisti. Ir su kiekvienu jo žingsniu, kas vyksta, jis suspaudžia tą česnaką ir patenka dar šiek tiek, išleidžia sulčių. Dienos pabaigoje, kai aš jį išmaudžiau ir išvyniojau, česnakas atrodė kaip išdžiūvusios odos gabalėliai. Neliko nei lašo. Jei jūs sutraiškysite visą česnaką vienu metu, tai yra per daug ir gali nudeginti. Bet jei plonai supjaustysite, po truputį organizmas jį priims. Taigi, kaip česnakas veiks? Kaip tai padarysite? Prisiminkite 104 psalmę, 14 eilutę, kad Dievas davė žoleles tarnauti žmogui. Kai tas česnakas patenka į kraują, jūsų kūnas nuneša jį ten, kur reikia. Ir tai yra labai gerai kvėpavimo takams. Ir labai dažnai padeda išvalyti kvėpavimo takus. Sena ponė vardu Deisy, jai buvo apie 80 metų, kai aš sutikau ją ir ji supažindino mane su daugybė natūralių priemonių. O man tuo metu buvo tik 25 metai. Ir ji man pasakė, ką ji darydavo savo kūdikiams, jei jie peršaldavo. Ji užlašindavo lašelį eukalipto aliejaus ant piršto ir paliesdavo ant jų momenėlio, minkštos vietos viršugalvyje. Ir ji pasakė, kad tai padeda išvalyti kvėpavimo takus, nes nesinori čia tepti eukalipto mažam kūdikiui. Jūs dvejojate, ar užtepti jį čia. Galėtume užtepti mažyliui, jis įkvėps ir tai tikrai padės. Taigi, ji užtepė ant momenėlio, tai yra pirmieji 3-4 mėnesiai. Ir aš prisimenu, kai mano kūdikis peršalo, aš užlašinau eukalipto aliejaus tik vieną lašą ant momenėlio. Buteliuką padėjau atgal ant spintelės, grįžau į lovą, atsigaliau pamaitinti kūdikį ir supratau, kad jis jau gali valgyti. Tai tiesiog išvalė kvėpavimo takus. Ar verčiau kūdikiui duoti česnaką, o ne svogūną? Galite duoti abu, vieną naktį, o kitą naktį. Ir jūs pamatysite, kaip tai veikia. Bet česnakas tikrai daug stipresnis. Ir ką aš atradau su svogūnu, pasirodo, jis sustabdo naktinį kosulį. Jūs beveik turite tai padaryti, kad patikėtumėte. Atrodo per gerai, kad būtų tiesa, bet aš mačiau, kaip tai atsitiko daugybę kartų. Tai atsitiko su mano vaikais ir su mano anūkais. Na, aš to nežinojau, kai mano vaikai buvo maži, aš žinojau apie česnaką, bet nežinojau apie svogūną. Dabar pažvelgsime į imbierą. Imbieras, kaip augalas, yra gerai žinomas dėl savo pykinimą mažinančio poveikio. Ir jei nueinate į sveiko maisto parduotuvę susirgus jūros liga ar nuo automobilio užsupimo ligos tablečių, tai yra tik suspaustas imbieras. Taigi imbiero arbata gali būti puiki mamai, kuri serga rytiniu pykinimu. Tai tiesiog gali padėti atsikratyti rytinio blogumo ar pykinimo. Jei sutrinka skrandis, tai taip pat gali padėti gurkšnojant imbiero arbatą. Taip pat gali padėti padidinti druskos rūgšties kiekį. Šią savaitę šiek tiek pažvelgsime į tai, kaip padidinti druskos rūgštį.
Todėl imbiero arbata tikrai gali tai padaryti. Ir į vidų vėlgi galima gerti nuo pykinimo, bet jis taip pat padeda sumažinti uždegimą. Ir žinoma, jis naudojamas gripo bomboje. Vieną dieną buvau šventėje, turėjom pertrauką ir pamačiau merginą su tokia mažytė trintuvė. Ji turėjo arbatinuką, tarkavo imbierą ir aš pasakiau, imbiero arbata, nes tai pati maloniausia imbiero arbata. Tai smulkiai sutarkuotas imbieras ir tiesiog užpili verdančio vandens į arbatinuką. Tai mano mėgstamiausia arbata. Todėl arbatinį šaukštelį užpilu stiklinę verdančio vandens. Jei manote, kad tai per stipru, tiesiog užpilkite 2 puodeliais verdančio vandens. Tiesiog darykite tokią, kokia jums patinka. Tada ji pasakė, taip, aš esu dainininkė. Aš buvau Graikijoje ir praradau balsą ir viena graikė man išvirė imbiero arbatos ir aš dainavau tą vakarą. Visur, kur važiuoju, į mūsų savimi mažą tarką, turiu arbatinuką ir nusiperku imbiero. Ir ji dabar tuo prisiekia. Jei nuvykstate į Aziją ir einate į masažą, kai masažas baigtas, jie visada duoda puodelį imbiero arbatos. Imbiero arbata taip pat gali sušildyti žmogų iš vidaus. Jei žmogus labai sušalęs ir išgeria puodelį imbierinės arbatos, ji gali sušildyti jį iš vidaus. Bet imbierą galite naudoti ir išoriškai. Išoriškai tai yra lengvas būdas atsiminti, kad imbieras yra skirtas sąnariams. Taigi, imbieras ir matote, ką aš darau? Man buvo leista sukarpyti šį rankšluostį. Man jis atrodo dar gana geras, bet man buvo pažadėta, kad galiu jį sukarpyti. Ką aš turiu čia, tai gabaliuką paklodės. Ir paklodės yra gerai. Kai tik paklodės pradeda šiek tiek plyšti, o po savo patirties su svogūnu visada keliauju su tokiu kvadratėliu. O kompreso gaminimo grožis ant audinio yra tiesiog mažiau netvarkos. Nesmagu, jei pro drabužius iškrenta imbiero gabalėliai. Taigi, ką mes darysime, aš jums parodysiu, kaip pasigaminti imbiero kompresą. Ir aš visada pakloju celofano kvadratą, lipnią plėvelę. Ja labai sunku suvaldyti, todėl aš kelis kartus ją sulankstau, kad būtų šiek tiek lengviau valdoma. Padedu audinį, o tada tarkuoju tiesiai ant audinio. Aš esu ir virėja ir mėgstu kuo mažiau indų plovimo. Jūs galite sutarkuoti ant lėkštės, bet tada dalis sulčių lieka lėkštėje. O jei tarkuojate tiesiai į kompresą, jūs gausite visas sultis. Ir kaip aš dabar tarkuoju, tai yra geriausias imbiero arbatos ruošimo būdas. Tiesą sakant, jei darau imbiero kompresą, visus tokius gabaliukus paprastai dedu į puodelį ir užpilu verdančių vandens. Mano močiutė mane daug mokindavo, jis sakydavo, nešvaistyk ir nenorėk švaistyti. Taigi, aš daug nešvaistau. Nubraukite imbierą. Kai aš sakau, imbieras yra sąnariams, jis puikiai tinka bet kokiam sąnarių uždegimui. Ką pasirodo imbieras daro, jis ištraukia uždegimą iš sąnario. Net iš raumenų, daugiausia iš sąnarių. Taigi, čia yra mūsų imbieras ir maždaug tiek sunaudosite, tai yra galbūt 2 arbatiniai šaukšteliai. O tada sulankstome, aš sakau, mes sulenkiame šiaurę pietus ir rytus vakarus. Taigi viršų apačią, o paskui kitas va taip pusės. O kai sulankstote, apverskite, ar matote, kaip ten išeina drėgmė. Jis gana šlapės ir man patinka taip daryti. Čia aplinkui yra maždaug 1,5 centimetro plastiko. Plastikas izoliuoja ir apsaugo nuo drabužių sugadinimo. Jūs uždedate jį ant vietos taip ir patikrinate, ar plastikas jį padengia.
o tada priklijuojate lipnę juostelę arba apriškite. Kai aš buvau jauna, turėjau keletą traumų, kas, manau, mums visiems atsitinka. Ir aš turėjau keletą traumų apatinėje nugaros dalyje. Dažniausiai mano apatinė nugaros dalis jaučiasi gerai, bet manau, kad dėl visų tų kelionių, kurias darau, ji buvo labai skausminga praėjusią savaitę. Nepaprastai skausminga iki taško, kai kartais buvo tiesiog labai sunku pajudėti. Ir aš užsidėdavau šildymo puslę ant nugaros ir atnešdavo palengvėjimą, bet kai pasiekiau tašką, kai prasidėjo dar stipresnis uždegimas, aš pabudau vidurį nakties ir neradau padėties, kuri nebūtų skausminga. Taigi atsikėliau, nuėjau į virtuvę, radau tarką, radau imbierą. Kitą dieną nuėjau pas vyrėją ir pasakiau, žiūrėkite, atrodo taip, nes teko eiti vidurį nakties. Ir aš sutarkavau imbierą ir kadangi neturėjau jokio audinio, tiesiog panaudojau virtuvinį popierių. Uždėjau jį ant plastiko, užsidėjau ant apatinės nugaros dalies ir tiesiog užsimoviau apatinius aukštai, kad laikytų kompresą vietoje, o tada atsiguliau ant apatinės nugaros dalies kelius pakeldama į orą, kad nugara būtų lygi ant kompreso. Iš pradžių vėsu, bet paskui užtruko apie pusvalandį ir karštis buvo toks karštas. Priežastis, kodėl karšto vandens puslė ant skausmingos vietos padeda, yra ta, kad kai tau skauda, atrodo, kad raumenys iš užuojautos susitraukia ir juos sutraukia mėšlungis. Ir nors tu stengiasi atsipalaiduoti, sunku atsipalaiduoti, kai tau labai skauda. Taigi, imbiero kompresas ištraukia uždegimą iš sąnario, todėl toje vietoje atsiranda daug šilumos ir ta šiluma atpalaiduoja raumenis. Man tai palengvėjo. Tiesiog užmigau ir miegojau be pertraukos 5 valandas. O atsikėlus ryte, apatinę nugaros dalį man taip nebeskaudėjo. Kaip matote, mano kelionėse mane tikrai kamavo daugybė dalykų, bet dėkoju Dievui už šias natūralias priemonės. Mes žinome, kad tai yra darbas, kurio velnias nekenčia, bet aš dėkoju Dievui, kad tai reiškia teisiųjų kančias, bet viešpats išlaisvina juos iš jų. Teisusis nukrenta 7 kartus ir vėl pakyla, ar ne taip? Ir aš tiesiog buvau labai dėkinga, kad skaitant paskaitą, jūs negalėjot pasakyti, kad man labai skauda nugara. Kai atsisėdu, taip skaudėjo, bet tai padarė tokį palengvėjimą, tokį skirtumą. Iš pradžių nerimavau dėl karšto vandens puslės, bet vėliau atrodė, kad ji tik dar labiau pakurstė. Bet kompreso grožis yra tai, kad jis sukuria šilumą, kuri atpalaiduoja mėšlungiškus raumenis, bet ir ištraukia uždegimą iš sąnario. Taigi vienai poniai labai skaudėjo pirštą. Tai kaip artrito pirštas. Ir ji pasakė, jau metus negaliu sulenkti piršto. Ir jis sako, visada skausminga, kartais net sunku užmigti. Taigi mes padarėme mažą imbiero kompresą, uždengėme šiek tiek plastikų, užklijavome juostelę ir visada prašome Dievo palaiminti, nes žinote, kad yra daug gydymo būdų, bet yra tik vienas, kuriam Dievas pritarė. Ir tai yra metodas, kuris veikia su gydomosiomis kūno galiomis ir naudoja augalus, kuriuos jis davė tarnauti žmonėms. Kitą rytą ta ponia atbėgo su tokia plačia šypsena, ji pasakė, žiūrėk, 1 naktis imbiero kompreso. Tai tiesiog pašalino uždegimą tiek, kad ji galėjo sulenkti pirštą. Ir aš turiu daug istorijų. Mes galime čia būti iki vidurnakčio su mano turimomis istorijomis. Bet kai jūs pradėsite tai daryti, jūs turėsite savo istorijų. Ir jūsų istorija yra pati galingiausia. Taip. Tai su imbieru kur dingsta uždegimas ir kaip jį visiškai pašalinti iš organizmo. Pasirodo, kad uždegimas ištraukiamas į kompresą dėl karščio. Galite uždėti šį imbiero kompresą ant vietos, kurioje nėra uždegimo ir karščio nebus. Pasirodo, kad karštis ateina tik dėl uždegimo. Ir todėl aš tiesiog padariau išvadą, kad jis ištraukia uždegimą iš sąnario į odą. Ir viena ponė man pasakė, Barbara, kompresas darosi toks karštas. Sakau, jei per karštą tiesiog nuimkite, nes net jei jūs veikia pusvalandį, jis pasirodo, kad jis turi poveikį. Viena ponė pamatė mano paskaitą YouTube, ji užsidėjo
jį ant kelio ir ji buvo tokia susijaudinusi, jai pasidarė labai karšta ir maždaug po 3 valandų, kai ji nuėmė kompresą, ji galėjo pajudinti kelią ir tai ne iš tolo nebuvo taip skausminga. Ne visiškai praėjo, taigi ji užsidėjo kitą kompresą, ji iš tikrųjų užsidėjo vieną ryte, kitą po pietų, nusipriausė po dušu, buvo tokia patenkinta, kad užsidėjo dar vieną nakčiai, o kai ryte atsibudo, visi audiniai buvo patiniai ir ant odos buvo mažos puslelės. Ir ji man atsiuntė laišką, paklausė, ką aš padariau. Aš nusijuokiau, sakau, jūs tiesiog persistengėte. Jis pašalino per daug uždegimo tiek, kad sudirgino odą. Ji pasakė, ką man dabar daryti? Bulvė. Ops, nerandu savo bulvės. Ar atnešite bulvę? Mes gausime bulvę. Bulvių kompresas mažina audinių uždegimą. Tuo tarpu šis sumažina sąnario uždegimą. Ir aš jai pasakiau, tikriausiai negalėsite daryti imbiero kompreso 4 ar 5 dienas, kol oda atsigaus. Taigi, kai kas nors pasidarys imbiero kompresą ant užsidegusio sąnario, aš paprastai sakau, tiesiog darykite tai po 2 valandas po pietų. Ir jei darysite jį po 2 valandas po pietų, tai pakankamai sumažins uždegimą, kad galėtume miegoti. O tada padarykite kitą kompresą kitą dieną po piet. Ir ką viena ponė pasakė, pirmas imbiero kompresas buvo toks karštas, bet pasak jos, antrasis buvo ne toks karštas. Ir aš pasakiau, argi neįdomu. Taigi, pirmame ištraukė daug, o antrame gal ir nelabai buvo ką ištraukti. Taigi klausimas, ką daryti, kad išvengtum to uždegimo? Sekmadienio popietę apžvelgsime rūgščių ir šarmų pusiausvyrą organizme, kur aš parodysiu, kad šarminė dieta mažina organizmo rūgštingumą. Taigi į šiuos dalykus reikia atkreipti dėmesį, kai rengiate savo programą žmonėms sergantiems artritu. Taip? Ar šviežia ciberžolė taip pat gali atlikti panašią funkciją, nes ji padeda malšinti skausmą? Tai tiesa, šviežia ciberžolė į vidų labai mažina uždegimą, labiau negu šviežias arba džiovintas imbieras į vidų. Taigi tai įdomu. Mes nustatėme, kad ciberžolės vartojimas į vidų žymiai daugiau sumažina uždegimą nei imbieras į vidų. Bet kita vertus, naudodami kompresą, imbieras pasirodo veiksmingesnis. Ir kaip aš tai sužinojau, tiesiog tai darydama. Taigi čia jūs praktikuojate su juo ir jūs stebite savo kūno reakciją. Jūsų kūno reakcija jūs išmokys. Jūsų kūno reakcija yra jūsų vadovas, o žmonės, kuriems jūs padedate, jų reakcija yra jūsų vadovas. Ką galite padaryti, tai galite paruošti šį imbiero kompresą keliomis valandomis anksčiau. Galite jį sulankstyti ir laikyti šaldytuve, kol žmogui jo prireiks. Neruoščiau jo dieną anksčiau, nes tai šviežia daržovė, kuri pradės gesti. Dėti šviežią imbierą, o ne miltelius. Ne, imbieras yra stipriausias. Bet jei turėčiau šviežio imbiero šaldiklyje, ar galiu jį naudoti? Jūs tikrai galite. Mes dažnai užšaldome imbierą ir ant uždegiminio sąnario šaldytas kompresas iš pradžių jaučiasi labai maloniai. Bet žinoma, ilgainiui taip pat maloniai jaučiasi ir nuo jo kilęs karštis. Ir čia žmogui, sergančiam artritu, galite taikyti karštas ir šaltas vonelės. Kaip žiūrėjome vakar, karštos ir šaltos rankų vonios, o tada, kai tai padarysite, uždėkite imbiero kompresą. Imbiero kompresą dažniausiai uždedame 6 valandą vakaro, todėl iki 8 galime paklausti savo svečio, ar gerai su juo jaučiatės, ir dažnai jie sako, o taip, taigi ar norėsite miegoti su juo visą naktį? Taip. Bet jei klausime, koks jausmas, tiesiog per karštą, tada jūs sakote, tada nuimsime, nes nenorime trukdyti miegoti. Tuo tarpu, jei jį uždėsite prieš pat miegą, jie gali pabusti po 4 valandų, per karštą, aš negaliu užmigti. Taigi mes manome, kad geriau uždėti anksčiau, nes nežinai, kokį poveikį jis turės. Kai kurie žmonės gali susidoroti, kaip vakar žiūrėjome į hidroterapiją, kai kurie žmonės gali atlaikyti daugiau šilumos nei kiti, bet aš manau,
kad dėl artrito sąnarių jie paprastai sako, o ne, tai nuostabu. Mes netgi uždėjome vieną visai nakčiai, pamačiau, kad ponė vis dar vaikšto su juo po pietų. Sakau, jūs vis dar užsidėjusi kompresą. Jis sako, taip, man jis patinka. Sakau, galimte dabar nusiimti. Ir ką mes randame, kiekvienos dienos pabaigoje turime garinę pirtį, mūsų svečiai gali užsidėti kompresą 3 valandoms ryte ir nusiimti, o tada įeina į garų pirtį ir keliai tikrai užkaista, tikrai karšta. Na, oda užkaista nuo imbiero kompreso, kurį jie turėjo rytą. Kiek ilgiausia galime laikyti imbiero kompresą? Jis tikrai padarė visą savo darbą per pirmasias 3 valandas, taigi ilgiau laikyti jo nereikia. Bet žinote, kai kurie žmonės jį užsideda per naktį, o paskui nusiima ryte. Taip. Kokia yra artritinių sąnarių priežastis ir ką apie tai žinome? Taigi sąnarių artrito priežastis gali būti keletas dalykų. Ir aš taip išsamei papasakosiu, kai pažiūrėsime į rūgšties šarminę paskaitą. Matote, mano mama sirgo reumatoidiniu artritu. Taip, kad ji buvo suluošinta invalido vežimėlėje ir ji mirė sulaukusi 51 metų. Neįgaliojo vežimėlėje su reumatoidiniu artritu. Mama nežinojo, o tuo metu man buvo tik 25, aš nežinojau. Bet dabar supratau, kad mama negėrė vandens. Ji išgerdavo 3 ar 4 puodelius arbatos. Per dieną ji buvo beveik priklausoma nuo skausmo malšinančių vaistų, valgė mėsą ir vienintelė duona, kurią ji valgė, buvo balta. Ir cukriniai sausainiai, kai dabar žiūriu į mamos mitybą, tiesiog einu taip. Ir kas buvo lemiamų veiksnių? Mano tėvas norėjo pakeisti darbą. Jis buvo didelės statybų gamyklos vadybininkas, bet jo draugas turėjo Shell degalinę. Ar jūs vadinate tai servisu? Čia jie tai vadina degalinę. Todėl jis norėjo pakeisti karjerą ir vadovauti degaliniai. Tai reiškia palikti mūsų vaikystės namus ir išvykti į kitą vietovę. O mama nenorėjo vykti, bet ji nuvyko. Ir mano tėvas pasakė, kad per 6 mėnesius po persikėlimo į naujus namus jai pradėjo skaudėti ir po kelių mėnesių ji buvo prikaustyta prie lovos arba sėdėjo neįgaliojo vežimėlėje. Taigi, manau, vargšė mano senutė mama. Taigi, pažvelgusi kai kurios veiksnius, kurie susidėjo, manau, kad ten buvo ir emocinis veiksnys. Ir aš turiu stiprius paveldėtus genus link reumatoidinio artrito. Ir manau, kad dėl kelių traumų, kurias patyriau apatinėje nugaros dalyje, nenustepčiau, jei ten yra nedidelis artritas. Bet aš susitvarkau su juo. Laikausi daugiausia šarminės dietos. Jei jis pradeda kalbėti per stipriai, aš uždedu imbiero. Taigi dar viena iliustracija, kaip galite valdyti tai, kas vyksta tavyje. Nes man jau seniai praėjo 51 metai ir aš nesu luoša invalido vežimėlė, taigi tai yra gera iliustracija, kad genetika gali užtaisyti ginklą, tačiau gaiduką nuspaudžia gyvenimo būdas. O mano mama to nežinojo. Taigi daug žmonių serga dėl nežinojimo. Tai imbieras, o mes pažvelgsime dabar į bulvę. Kai pažvelgsime į bulvę, turėsime pertrauką. Taigi, parodysiu jums bulvę. Ruošimas bulvės labai panašus į tai, kaip ruošiame imbierą. Bet bulvė yra gana šlapia. Aš matau, kad ji yra didesnė, drėgnesnė nei imbieras. Ir nėra nieko blogiau už varvančius bulvių kompresus. Taigi, man labai rūpi, kaip gaminti kompresą. Nes turėjau darbuotojų, kurie yra truputį apsileidę ir tada svečiai pabunda ryte per lovą bėga tarkuotos bulvės ir nudažo visas paklodės. Ir dažnai, jei taip atsitinka, tas svečias nebenori dar vieno kompreso, nes jis buvo tiesiog per daug netvarkingas. Taigi svarbu, kad jūsų kompresai būtų labai tvarkingi. Su tarkuotų bulvių kompresu mažiname audinių uždegimą. Taigi, bulvių kompresas naudojame, kur jį naudojame? Visur, kur yra audinių uždegimas. Galbūt žinote Elenos White komentarus apie Jokūbo 1 skyrių. Jokūbo 5 skyrių, kur sakoma, kad tikėjimo malda išgelbės ligonius. Manau, kad tai Jokūbo 5 skyriaus 15 eilutė. Tikėjimas
tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats jį pakels. O Elena White Biblijos komentarė 7a sako, kad melstis neužtenka. Jis sako, kad jūs melsitės, Dievas jums primins paprastą natūralų gydymo būdą. Paprastą natūralų gydymą. Jei nežinote jokių gydymo būdų, kaip galima jį priminti? Man patinka įsiminti. Jūs tikriausiai pastebėjote ir man prireikė daug metų, kol išmokau atmintinai. Bet kas man patinka mokintis atmintinai, tai kad Dievas primena man tiksliu laiku, kad galėčiau jais pasinaudoti ir pasakyti. Taigi, bet Dievas negalėtų to padaryti, jei nebūčiau jų ten įdėjusi ir tas pats su natūraliomis priemonėmis. Tai svarbu, kol geri laikai, o kai žiūrime į tai, kas laukia, iš tikrųjų esame gerame laike, ar ne? Taigi, tai laikas pasiruošti, laikas įgyti žinių apie šios paprastus dalykus. Taigi, čia yra mūsų bulvių kompresas. Tikriausiai girdite, kad jis šiek tiek šlapės. Esu mačiusi kai kuriuos bulvių kompresus ir žmonės pasidaro beveik 3 kartus daugiau bulvių, bet paskui visur laša. Tokio kompreso grožis yra tame, kad jis yra gerai supakuotas antroje pusėje. Taigi, jei yra šiek tiek sulčių pertekliaus, šis įpakavimas už nugaros jį sugers. Ir dar kartą pastebėkite, mes turime tikriausiai gerą 1,5 centimetro, kartais 2 aplink kompresą. Taigi, kur naudotumėte šį kompresą? Jį naudotumėte visur, kur yra audinių uždegimas. Taigi, jei kas nors patemps čiurną, darykite šaltas ar karštas voneles ir atsimenate, mano dukra Julija negalėjo iškęsti gryno ledo, todėl padarėme minutę karštą, minutę šaltą. Tokiu atveju laikome iki minutės šaltame vandenyje, jei didelis uždegimas. Ir tada vieną kartą padarėme bulvės kompresą, o kitą kopūstų kompresą. O kai naudojate kopūstą, turite sutraiškyti lapus, kad jie būtų minkšti, arba panardinti į verdantį vandenį ir apvynioti aplink koją. Taigi kopūstų ir bulvių poveikis yra labai panašus ir sumažins uždegimą. Įaugusiems nagams yra fantastiška karštos ir šaltos vonelės, o tada tarkuotos bulvės. O ta tarkuota bulvė nuslopins tą uždegimą, kaip ir karštos ir šaltos vonelės. Ir tada, ir tik tada galėsite nukirpti tą nagą. Net nemėginkite jo kirpti dabar, kai jis užsidegęs ir skausmingas. Ir aš atsimenu, kai žmogus lankėsi kartą ir jo pirštas buvo 2 gubai didesnis nei turėtų būti. Ir jam buvo įaugęs nagas. Jis buvo mūsų lankytojas. Ir kai kurie žmonės sakė, pasiimkime žirkles ir nukirpkime. Tas vargšas žmogus atrodė pasibaisėjęs. Aš sakiau, ne. Mes darysime karštas ir šaltas voneles, kurios atnešė jam jau 50% skausmo numalšinimą. Kiek laiko užtrunka, kad nuskausminamieji vaistai suveiktų? Mes kalbėjome apie tai praeitą dieną, tai užtrunka pusvalandį. Na, jam palengvėjo po 15 minučių. Skausmas sumažėjo 50%. Ir tada mes uždėjome tarkuotos bulvės kompresą. O, jis tiesiog negalėjo nustoti žiūrėti į mane ir šipsotis. Ir jis man papasakojo, kad grįžęs namo jis vėl tai padarė, o ryte pabudus ir nusijėmus, kojos pirštas buvo visiškai atslūgęs ir atrodė kaip džiovinta slyva. Nieko baisaus, bet viskas grįžo į normalią būseną ir pradėjo tekėti pūliai. Ir tada jis pajuto visišką palengvėjimą. Galima daug ką pasakyti apie tarkuotą bulvę. Norėčiau dabar padaryti pertrauką ir kai grįšime, panagrinėsiu tai šiek tiek daugiau.